Kas yra finansinė laisvė? Tikrai labai dažnai girdim šitą konceptą, šitą ir išsireiškimą ir daug kas jį vartoja, tačiau ne visi suvokia tikrąją šio posakio pasakymo reikšmę. Finansinė laisvė tai nėra, kai tu turi daug pinigų, galbūt daugelis jų turi, bet negali jais pasidžiaugti, nes neturi laiko laisvės. Daugelis žmonių dirba pirmą, antrą, trečią darbą, dirba 80 valandų per savaitę ir uždirba tikrai gana gerus pinigus, tačiau neturi laiko daryti tai, kas jiems patinka, neturi laiko netgi pasidžiaugti pinigais. Būtent finansinė laisvė yra tada, kai tu turi pakankamai pinigų daryti, kas tau patinka, galbūt mėgautis tuo laiku, o galbūt padėti kitiems žmonėms. Jeigu ir tu nori susikurti finansinę laisvę, susisiek su manimi, aš tau papasakosiu, nuo ko gali pradėti to siekti jau šiandien.